Darbe, kaip ir gyvenime, vadovaujasi taisyklė, kad reikia tikėti tuo, ką darai ir matyti tame prasmę. Kitaip darbas liks tik nuolatos besikeičiančių užduočių karusele. Svarbu atrasti, kas tau labiausiai patinka, kas labiausiai sekasi ir kas kelia didžiausią džiaugsmą. Tada ir rezultatai, ir įvertinimas ateina daug greičiau. Prie IBV Finance komandos aš prisijungiau prieš daugiau negu 2 metus. Įmonėje esu atsakinga už marketingo ir komunikacijos skyriaus veiklą. Džiaugiuosi, kad per šiuos 4 metus pavyko inicijuoti ir įgyvendinti daug reikšmingų projektų, realizuoti savo idėjas, sukurti naujus dalykus. IBV Finance atveria daug naujų galimybių, reikia tik nebijoti ir išdrįsti prisiimti atsakomybės. Manau, kad vadovas turėtų gebėti inspiruoti savo komandos narius keistis ir padėti jiems augti. Lygiai taip pat aš neįsivaizduoju vadovo be empatijos. Vadovas turėtų būti žmogiškas ir suprasti savo komandos narius. Komanda ypatingai vertina nuoširdumą, ryžtą, ambicingumą ir tobulėjimą, kurie padeda siekti tikslų. Drąsa bei smalsumas, šios savybės kartu lemia žmogaus norą ieškoti atsakymų į klausimus, kurti naujoves. Tikra komanda yra ta, kuri padeda ir palaiko net ir beprotiškiausias tavo idėjas. Imlus, žingeidus, nuolatos ieškantis galimybių augti asmuo visada pasiekia daugiau. Tai aš labai skatinu ir vertinu. Nuolatinis tobulėjimas veda į didesnį pasitikėjimą savimi ir išmintingesnius sprendimus. O tada ir iššūkius pasitikti yra daug lengviau. Sakoma, kad neišsprendžiamų situacijų nėra, jos yra tik dar neišspręstos. Todėl svarbu save nuteikti taip, kad kiekviena situacija, su kuria susiduri, taptų tik dar vienu žingsneliu į nuolatinį tobulėjimą. Labiausiai mane įkvepia supantis ambicingi žmonės ir aplinka, kurioje jaučiu abipusį pasitikėjimą. Džiaugiuosi, kad IBV Finance šios dalykus ir atradau.